Šį rytą kviečiame pasikalbėti apie vaikų dantukų priežiūrą ir gydymą. Kad nieko nepraleistumėme ir visas reikiamas procedūras atliktumėme laiku, apsilankykime vienoje Vilniaus klinikoje, kurioje į mums rūpimus klausimus atsakys vaikų odontologė Lina. Labai svarbu yra dantų priežiūra rūpintis jau nuo pat ankstyvos vaikystės. Reikėtų pas odontologą apsilankyti, kai tik pradeda dygti pieniniai pirmieji dantukai. Tuomet būtų profilaktinis vizitas, kada specialistas papasakotų tėveliams apie dantų priežiūrą, apie ėduonies rizikos faktorius ir aišku žaidimo formą, pratintų prie mūsų kabineto ir vaikas po truputėlį priprastų prie gydytojo. Labai svarbu, kad pirmojo apsilankimo pas odontologą priežastis nebūtų skaudamas dantukas, o tik profilaktinis vizitas. Tuomet, kai susitikimas su gydytoju yra trumpas ir procedūra nereikalauja didelių pastangų, vaikas neišsigąsta ir nori keliauja atlikti kitą procedūrą pas jau pažįstamą gydytoją. Tačiau kai bėdos didesnės, gydymas dėja trunka ilgiau ir vaiko įspūdžiai gali būti netokie malonūs. Tad kas yra svarbiausia išdygus pirmiesiems dantims? Svarbiausia tai, kad jau vaikus reikia pratinti valyti dantukus nuo pat pirmųjų išdygusių pieninių dantukų. Pirmiausia, būtų galima naudoti marlę apsivyniojus aplink pirštą, pavalyti tuos dantukus. Ir tai, ką dabar labai norėčiau atkreipti tėvelių dėmesį, iki 7 metų vaikam tėveliai turi valyti dantis. Nors tėveliams dažnai atrodo, kad jų vaikai yra labai savarankiški ir daug ką moka atlikti patys, kalbant apie dantų valymą ir priežiūrą, tai negalioja. Tad be išimties visiems vaikams, iki jie išmoksta gražiai rašyti rašytinėmis raidėmis, o tai vyksta apie 7-8 metus, taisyklė tokia. Tėveliai privalo kaskart pervalyti jų dantis. O jei nutiko taip, kad vis dėlto dantuką taisyti reikia, galima pasiūlyti smagią pramogą – spalvotas plombas. Vaikai labai mėgsta jomis pasidžiaugti. Šitas spalvotos plombos tai yra priemonė pritraukti vaikus ir kad jie noriau gydytųsi. Kadangi įdedant spalvotą plombą, jie eina pas draugus, giriasi, rodo ir netgi labai noriai renkasi spalvas. Tai yra tiesiog priemonė pritraukti. Iš tiesų, spalvotos plombos yra tokios pat kokybiškos kaip ir baltos, o spalva skirta tik tam, kad vaikas būtų labiau patenkintas, galėtų džiaugtis šiuo spalvingu burnos aksesuaru. Tačiau reikia nepamiršti, kad ateina metas, kai mažiesiems būtina atlikti dar vieną procedūrą – padengti dantukus silantais. Kada tai daryti ir ko reikėtų nepamiršti, klausėme gydytojos. Silantai yra tokia medžiaga, kuri mechaniškai padengia nuolatinių dantų, kol jie dar nėra visiškai susimineralizavę, bet tik išdygę vageles. Padengia vageles tam, kad juose nesikauptų apnašas su mikroorganizmais ir neprasidėtų ėduonies procesas. Svarbu prisiminti, kad pirmieji nuolatiniai dantys išdygsta dar neiškritus pieniniams. Krūminiai dantys pradeda dygti, kai vaikui sukanka 5-7 metai. Būtent tada ir reikėtų kreiptis į savo gydytoją, kuris jums patars, ar ši procedūra jau reikalinga, nes silantai dedami tik ant visiškai sveikų nuolatinių dantų. Žinoma, turėtumėme stebėti, kaip dantis mokosi prižiūrėti ir paaugę vaikai, o kad būtų smagiau tai daryti, galima atlikti eksperimentą. Vaistinėse įsigykime specialių tablečių, kurios nudažo dantų apnašas. Tai bus kontrolinė dantų priežiūros priemonė. Tai yra specialus dažas, pakramtomos tos tabletytės, jos yra išspjaunamos ir nudažomos apnašas. Tada matysite, ar gerai yra nuvalyta, ar negerai nuvalyta. Valymas visiškai toks pats kaip ir pieninių dantukų, kruopštus 2 kartus per dieną su dantų siūlu. Dantų siūlas irgi yra labai svarbi priemonė ir skalavimo skysčių. Aišku, užkandžiavimas tai irgi labai kenksmingas dantim, todėl, kaip ir minėjau, po vakarinio valymo nereikėtų nieko daugiau valgyti. Dar vienas klausimas, į kurį atsakymo dažnai ieško mamytės, ką daryti, jei tarp vaiko priekinių dantų yra tarpas, vadinamoji diastema. Ar tai paveldimas dalykas? Ar reikėtų jį gydyti, jei pastebime, kad vaikas turi šią ortodontinę problemą? Diastema tai yra dažniausiai genetiškai paveldimas dalykas, tai yra tarpas tarp dantų. Aš manau, kad nereikia gydyti, tai tikrai nėra kažkokia patologija. Netgi mokslininkai, kurie tyrimai, sako, kad žmonės su diastema yra labiau įsimintini. Pasižiūrėkite, net Madonna turi šitą dalyką. Taigi, jeigu jums tai nesukelia jokio diskomforto, tikrai nereikėtų per daug jaudintis.
Na, o jei tarpo tarp priekinių dantukų klausimas jums opus, tuomet visas ortodontinės problemas reikėtų gydyti kuo jaunesnėme amžiuje, tada jos lengviau sutvarkomos. Reikėtų nepamiršti konsultuoti su gydytoju ortodontu, klausti, ką jis galėtų pasiūlyti, nes, kaip žinome, iš šios problemos neišaugama. Tad jei laiku nenešiosite breketų, plokštelių ar kitų ortodontinių priemonių, problema liks visą gyvenimą. Taigi, tėveliams linkime nebūti abejingiems ir visuomet atsakingai rūpintis savo mažųjų šypsenomis. Juk draugiškai bendrauti su odontologu žymiai smagiau nei spręsti jau atsiradusias bėdeles.